Dabar tiesiog tave pristatysiu truputėlį gal kitų kampų ir kai pirmą kartą susipažinau su tavimi ir išgirdau apie tavo veiklą, aš supratau tik vieną žodį - joga. O tai, kad tai vyksta joga be drabužių, mane šiek tiek suglumino. O apie tantrinius masažus aš vis jau pasigūglinti, nes nieko nenutokiau, nieko nežinau ir tai man buvo visai naujas dalykas. Bet tada pradėjau suprasti, kad už viso šito slypi kur kas daugiau nei tiek paprasčiausios kūno praktikos. Ir šiandien mes tame kalbėsime apie drąsą keisti kryptį, apie misiją, apie moteriškumą, apie savo kūno priėmimą ir apie malonumo svarbą. Pasufleruosiu, kad tai ne vien apie malonumą yra. Tas malonumas ir visa tavo praktika yra susijusi pirmiausia su sveikata, tada su pačio savo kūno priėmimu pačiam žmogui ir apie moters drąsą tiesiog būti ir gyventi savo autentišką gyvenimą. Taigi, Diana, papasakok, ką tu veikei iki tol, kol tu pradėjai užsiimti jogą be drabužiais ir tantriniu masažu. Koks tavo gyvenimas buvo? Tai visų pirma, noriu pasakyti, kad labai žaviai atrodai. Dėkui. Tada smagu būti moterų kompanijoje. Ir jo, tai, kad tu pasakai, tai yra visų pirma įrankiai, kuriuos aš naudoju, bet aš dabar priejau prie to žodžio, kad aš esu intimumo trenerė. Tai joga ir masažai yra tik tai įrankiai, bet galėsime dar prie to prieiti. Tai ką aš veikiau iki to, tai baigiau inžinerinės studijas, kas yra geodezija. Ir baigusi studijas nuvykau į Japoniją ir iš pradžių man reikėjo tenai išmokti kalbą. Išmokau kalbą ir tada buvo pasirinkimas, kad reikia eiti dirbti. Ir kadangi esu svetur ir galvoju, okei, geriausiu atveju mane priims į kavinę, jeigu ne, bet vis tiek pabandysiu ir įsidarbinti kaip geodezininkė. Ir iš tikrųjų man daug kas sakė, kad tai yra labai sudėtingas žodynas ir tau tikrai nepavyks ir ypatingai, kad šitoje srityje dirba labai daug vyrų. Tai aš daug ir lūkesčių nedėjau, bet vis tiek pabandžiau ir man pavyko įsidarbinti Japonijoje geodezijos įmonėje ir patyrinėti, ką reiškia šitas sritis. Skamba iš tikrųjų egzotiškai ir netgi, sakyčiau, toks wow momentas man, kadangi šiek tiek su geodezija turiu, kaip čia pasakyti, pažįstamų, kurie dirba ir artimųjų, tai tikrai wow, ką galiu pasakyti. Nes jau Lietuvoje yra reikalų, kad tą specialybę dirbti ir atlikti gerai, o Japonijoje tai ką kalbėti. Bet tu pasakei, dirbai geodezininkė ir kaip tavo ta kasdienybė atrodė, kaip tu jauties tą vidinę būseną tavo dirbant šį darbą buvo? Na, tai kaip ir minėjau, tai labai daug laiko leidau su vyrais, nes tai yra vis tiek labiau vyriškas darbas. Ir tuo metu net ir nepagalvojau, kad kažkaip tai galėtų būti kitaip, kai tu nesi paragavęs daugiau darbų ir ateini, atidirbi, grįžti namo, pagamini valgyti, vyras, galbūt dar kažkokia tai pramoga, ten irgi jogą labai mėgau lankyti, bet dabar, kada pasižiūriu atgal, tai vis dėlto man trūko to gyvenimo skonio. Viskas labai buvo rutiniška ir ypatingai labai daug vyriškos energijos aplinkui. Ir dabar, kada žiūriu atgal, tai suprantu ir ne veltui, nes tikriausiai ir buvau nuneigusi savo tą moteriškąją dalį. Ir man visada atrodė, kad yra lengviau tiesiog būti su vyrais, nėra jokių dramų, emocijų, bet tai tik tai rodė, kad aš nepriemu kažkurios savo dalies. O kada supratai, kad ta veikla jau nebe tau, kad kažko trūksta tavo gyvenime, kad gal šitas kelias visai ne apie tave yra? Na, galiu pasakyti, kad man buvo nelengva dirbti šitą darbą, bet aš jaučiausi viduje, tokia kaip ir kieta. Bet to neužteko. O kas mane iš viso supurtė, tai ne tai, kad manęs darbas netenkino, nes man gerai sekėsi, bet tiesiog įvyko tokia krizė mano šeimoje su mano vyru ir mane taip vieną akimirką visiškai pabudino. Ir tada aš pradėjau ieškoti iš tikrųjų, tai kas esu aš. Ir tada atradau visai kitas dalis.
Tai nebuvo to tokio stebuklingo aha momento, kad va, čia dabar yra mano naujas kelias, ar tiesiog taip palengvai sirtuliavo iš tos situacijos gyvenimiškos, kaip suprantu. Jo, tai vat būtent tos duobės mus ir nukreipia, labiausiai pažadina, nes kol neįvyksta kažko tai na tokio blogo, kertinio, tai mes tiesiog ir džiaugiamės tuom, kaip ir yra, lygtais viskas ir yra gerai. Kas buvo sunkiausiai pradėti va šitą naują kelią, pradėti to keliu eiti? Na tai aš tiesiog atradau tada moterų grupės, kur mes mokinomės coachingo ir mane labai sužavėjo šitas įrankis ir aš tada savo vyrui, jisai yra japonas, mes Japonijoje gyvenam, sakau, noriu mokintis coachingo, man taip įdomu, aš ten kiekvieną dieną skaitau knygas, bet man yra sunku tą mokintis japonų kalba. Ir tada aš ieškau būdų, ką daryti. Ir taip nusprendžiau, kad važiuosiu į Naująją Zelandiją. Bent jau mokintis anglų kalbą man artimesnė. Ir tada buvo tas momentas, kad aš turiu didelę svajonę, norą, bet tai reiškia, kad labai daug neiškumo, tai kaip rutuliosis mano santykiai su vyru, nes jisai turi darbą Japonijoje, neaišku, ar jisai pas mane atvažiuotų į Naująją Zelandiją. Ir tai buvo sunkiausias momentas pasirinkti save. Ir į tą baimę, ir į nežinią, kaip toliau kas rutuliosis. O kaip artimieji tavo visą šitą, vis tiek Naujoje Zelandijoje tu atradai coachingą, ar jau ir jogą su tantriniais masažais? Kaip iki šitų priėjai? Nes dabar pasakoji, kad tave sudomino coachingas, bet coachingas tai yra kita visai sritis. Kaip tu atsidūrei šitoj intimumo temai? Taip. Na tai pagrindinis tikslas buvo coachingas, tai prieš važiuojant į Naująją Zelandiją užvažiavau į Lietuvą ir taip gavosi, kad šiandien buvo coachingo mokymai ir galvoju, gimta kalba ir pigiau, tai kaip tik galimybė. Tai taip ir gavosi, kad prieš važiuojant į Naująją Zelandiją aš jau baigiau coachingo mokymus ir tada aš į Naująją Zelandiją jau turiu bilietą, bet neturiu jokio tikslo. Ir galvoju, nu gerai gyvenime, tai, kad tu man duosi, tai, kad tu man paruoši, aš esu visiškai atvira. Ir jau aš turėjau tas užuomasgas, kad man patinka joga ir jau esu girdėjusi žodį tantra ir tiesiog ieškau renginių, kur mokytojai apie tai kalbėtų ir sutikau savo pirmąjį mokytoją, kuris būtent tuom ir užsiėmė. Ir tada buvo momentas, kad tu nori tą irgi daryti, ar kažkoks įspūdis, ar pajutai, kad tau to trūksta ir reiktų kitiem tą perduoti. Koks tas tavo kelio buvo vis tiek momentas tas, ar aha, ar tiesiog natūraliai pati pradėjai praktikuoti ir nuėjai tuo keliu? Nu tai mums norisi, kad viskas labai taip sklandžiai po truputėlį atsirutuliotų. Bet iš tikrųjų tai buvo labai daug baimių periodas. Nes kaip ir tu viduje turi smalsumą ir tu ateini tenai ir tu sutinki savo mokytoją ir jisai pirmą dieną tau sako, gerai, dabar tau reikia nusirengti drabužius ir nueiti pastovėti pievoje, tiesiog pajausk vėją liečiantį tavo odą. Ir aš tokia, ką? Aš jau išeinu, ačiū, senai ne man. Ir aš tada išėjau, bet vis tiek mes bendravome toliau su mokytoju ir jisai sakė, gerai, jeigu tau yra smalsu, tai tu ateik į mūsų užsiėmimus pabūti su drabužiais. Ir aš tada jau jaučiausi saugesnė, atėjau pasižiūrėti į savo pirmąjį užsiėmimą. Ir tai nebuvo joga, tai buvo filosofijos klasė, kurioje irgi žmonės buvo be drabužių. Tai čia buvo visas centras, mokykla, kur ar joga, filosofijos klasės, viskas buvo nuogai. Ir aš ateinu ir pasitikrinu, kad visų pirma, tenai normalų žmonės susirenka, kad nieks man nieko blogo nepadarė. Bet tada ir pastebėjau, kad labai daug minčių iškyla, kad man gėda būti matomai, jo, tos pačios baimės. Ir tai buvo tie momentai, kai aš pradėjau tyrinėti, iš kur tas pasipriešinimas, kas man pasakė, kad yra blogai būti nuogam, laisvam. Ir tada ir prasidėjo ta kelionė paleidinėti visą tai, ką iki šiol buvau išmokusi.
O kokia artimųjų reakcija buvo? Vis tiek stabilus darbas, profesija tokia, vis tiek jinai tokia, galima sakyti, ir prestižinė yra. Ir tikrai, nu, vis tiek inžinierė, net ne inžinieris, čia tokia, vat, net ir moteris vyrų pasaulyje. Ir staiga visiškai kita, į tokį vis tiek tai yra ir su, ne tik su kūnu susiję, tai yra ir su sąmoningumu, ir su dvasiniam praktikom. Kokia buvo artimųjų, šeimos, draugų reakcija? Palaikė, ar suprato tą tavo kelią? Na tai su mama visą laiką atvirai dalinausi ir su ją buvo lengviausiai ir daugiausiai gavau palaikymo, nes mes abidvi iš tam, pavadinkim, dvasinio sąmoningumo pasaulio, tai tik tai palaikymas. O kada sužinojo ten, tarkim, mano seneliai, tai buvo ten jiems iškilę visokiausių nepatogumų. Bet atsimenu po kažkurio laiko ir va tas yra smagiausia, kad praeina emocijos, tada viskas nurimsta ir tada žmonės pasižiūri kažkaip tai iš šono plačiau. Ir aš atsimenu, aš rengiu renginį internete ir pas mane parašyta ten joga be drabužių. Ir kažkaip tai pamiršau, kad šalia sėdėjo senelis. Ir senelis sako, o geras, ir tokia joga būna. Na, aš tokia sakau, taip, seneli, būna. Ir tada aš jam papasakau, kad, žinai, žmonės ateina įvairiausių formų ir vieniems yra sunku būti savo kūne, jie jo nemyli ir jie mokinasi jį priimti. Tai jis taip paklausė, sako, nu, aš tavęs nesuprantu, nu, bet tu daryk tai, ką tu nori daryti. Tai, kaip ir minėjau, tai yra labai nelengvas kelias. Yra kai kurie giminės, kurie apie tai nežino. Ir aš jaučiu, kad aš norėčiau, kad sužinotų daugiau žmonių, bet dar vis yra tų baimių, kad, nežinau, manęs lyg atsisakys iš savo giminės. Ne, čia. Jo, toks dalykas mūsų tai kultūrai gal nelabai tiek iki galo priimtas ir kartais turi tokių mistifikuotų arba kažkokių tai net perduotų iš kartos į kartą gėdinimo tradicijų. Aš net nežinau, kaip tai vardinti, bet iš tikrųjų daug žmonių turi tą prastą santykį su savo kūnu. Ir va čia ir yra, kas netikėčiausia tokio, kaip dažniausiai žmonės tave supranta, kokiam reakcijom dažniausiai, kai tu pasakai antriniai masažai ir kokiam reakcijom dažniausiai sulauki kokių žmonių reakcijų. Na, tai yra keli etapai. Kaip ir tu minėjai, kada tu pirmą kartą išgirdai, tai gali būti, kad žmonėms kažkoks atmetimas, kas šiandien yra tokio, nesupranta, o dar internete randa kažkokią tai neteisingą informaciją. Bet kai aš turiu galimybę papasakoti savo istoriją, kodėl aš pradėjau, kaip man tai padėjo, tada aš jau žiūriu, kad jie žiūri su atviresnėm širdimis ir jau tada kažkur tai surezonuoja ir jiems, nes mano pačios kelionė prasidėjo, manau, dėl to, kad aš priimčiau savo kūną, nes aš iš tikrųjų turiu didžiulį randą ant rankos. Ir aš iki 28 metų niekada nenešiojau jokių suknelių ar maikučių atviromis rankovėmis. Tai reiškia, aš praradau visą vaikystę, kur aš galėjau džiaugtis su vaikais lauke, maudytis. Aš tiesiog atsitraukdavau, nes nenorėjau, kad atkreiptų į mane dėmesį ar būti kitokia. Tai va, tiesiog pavėluotai taip gavosi, kad kai atradau jogą be drabužio, aš iš naujo išgyvenau savo vaikystę, tiesiog tokį nekaltą kūno priėmimą, kuris nėra suseksualizuotas. Jeigu tu esi nuogas, tai nereiškia, kad tu esi atviras kažkokiam tai intimumui. Man ta idėja tai labai patinka ir labai rezonuoja, nes man atrodo vakarų pasaulis apskritai tą kūną yra labai seksualizavęs ir ypač moterų kūną su visokiais playboyais ir taip toliau. Ir, žodžiu, man tai labai artima ta tavo idėja. Ir kokią tu pati matai misiją savo veikloje? tą giluminę misiją, prasmę. Matau, kad tiesiog normalizuoti mūsų kūnus, normalizuoti mūsų poreikius ir tiesiog atmokti tai, ką mes iki šiol mokėjome ir klausyti savo vidinių impulsų. Vat jeigu man norisi kažkas, tai tam duoti erdvės be jokios gėdos. Tai man tai yra sugrįžimas ir buvimas savimi. Ir tai yra labai svarbu ir šiuolaikiniai moteriai, kuri bando pataikyti į tuos standartus. Instagramo, žurnalų standartai, kas gražu, kas ne. O kas tau pačiai reiškia moteriškumas?
Tai vat jau kaip ir minėjau, man tai yra apie buvimą savimi, nes mūsų moterų yra labai daug archetipų. Vat jeigu netgi pagalvojus apie zodiako ženklus, tai kiekviena turi savo stiprias savybės ir skirtingą išraišką. Ir vienos yra atėjusios ten sukurti šeimą, kitos ten gal kažkoks tai tyrinėtojas, mokslininkės, kitos labiau ten, nežinau, vienuoliškos, tarnauti žmonėms. Ir vat kai tu nuėmė visus sluoksnius, ir nebandai tilpti, vat, kaip tu ir sakėjai, į normas, tai tada tu tiesiog esi savimi ir tai yra tavo moteriškumas. Tai netgi neprisirišant prie lyties, ar tu būtum moteris ar vyras, bet kai tu esi savimi, energija tavimi teka, nėra jokios gėdos uždėta ant tavo seksualumo, nėra gėdos uždėta ant tavo jausmų. Ir toks gyvas žmogus, jisai yra tiesiog magnetiškas, kas ir yra turbūt tas moteriškumas autentiškai atsiskleidžiantis. Aš kaip girdžiu, tu savo kūną per šitą kelionę jau priėmei. Tu priėmei save tokią, kokia esi, su visais privalumais, trūkumais, ir trūkumai yra privalumai mūsų tokia, kokia esi. O kaip kitai moteriai priimti tą neteoriškai, o realiai? Nes būna, kad, žinai, stovi prie veidrodžio ir sakom, aš priimu save, aš priimu. O kaip tai iš tikrųjų realiam gyvenime tas priėmimas atrodo? Na, iš tikrųjų, jinai turi norėti visų pirma, o tada galbūt jo ir ieškoti netgi pagalbos įkūnyti tai, ką jinai sako. Ir galbūt netgi pasižiūrėti, kas stabdo tam patikėti, kad tai jau būtų visiškai kūne. Tai pasigilinti į pasąmoninį lygmenį. Gal yra kažkur tai uždėta gėda, kaltė, kas ir man buvo. Aš kada tyrinėjau savo intimumą ir turėjau labai daug tantrinių masažų ir jaučiu, kad niekaip neprasimušu aš tenai per tą sieną, vis atsitrenkiu ir taip noriu patikėti, kad aš esu daugiau, bet niekaip nepraeinu. Ir tada, kada aš padariau su savo kitų mokytojų, tai yra identifikacijų paleidimo procesas, tai yra atpažinti, kas yra ta siena, ir kada tu ją paleidi ir atrodo iš karto energija pateka ir tau nereikia savo įrodinėti, mintise ten kartoti, tu tiesiog jau esi tuom. Tai svarbus yra pasąmoninis darbas, tu atpažįsti tą programą, tada pradedi elgtis priešingai nei esi įpratusi, tai jeigu tu esi įpratusi slėptis, ten galvoti, kad tu esi negraži, paleidi programą ir tada darai priešingai. Iškeli galvą į viršų, atveri krūtinę ir kartais reikia fake it till you make it, iki tol, kol tai visiškai įsišaknyja tavyje. O kai moteris pradeda atrasti tą savo moteriškumą, tą santykį su kūnu, tai kaip pasikeičia jos, ne tai, kad santykį su kūnu, kai pradeda atrasti tą savo moterišką pusę, aš labiau apie moteris kalbu, tai kaip pasikeičia jos pats tas santykis, ar kažką pastebėjai, vis tiek vedi praktikas, vis tiek turi tų tokių patirčių. Taip. Na, tada pasikeičia viskas, ką tu darai, ir ypatingai veikloje mes galime veikti iš vyriškos energijos, eiti ir daryti, ir galime mes siekti tikslų iš moteriškos per malonumą. Tai moterims labai priklauso malonumas, jos yra apie tokį prasiplėtimą, kad taip kaip tu dirbsi, taip kaip tu eisi su partneriu iš visiškai kitos energijos, nes jeigu tu irgi esi ne savimi, savo vyriškoje energijoje, tai su partneriu susitiks du lyg bičiuliai, ten irgi energija netekės, tai sugrįžti į savo polariškumą, atsiranda magnetiškumas, su viskuom, su gyvenimu, su partneriu, su savimi, su draugais, ir tu pasidarai toks tada tikras ir kartais nepatogus taip pat. Bet tie nepatogumai labai augina viską aplinkui. Ir tada ir kitus išgrynini tuo pat, kada tu esi tikras. Čia yra labai gražus procesas. Kas tave nustebino šitoj veikloj tavo? Ko nesitikėjai galbūt? Ko nesitikėjau? Nesitikėjau, nes aš galiu pasakyti, kad aš tokia labai vienuoliška, bent jau galvojau, kad esu. Ir netgi mano vardas užprogramuotas Diana, tai yra romėnų deivė Artemidė.
Jeigu mes pasižiūrėtumėm į daug romėnų statulų, tai yra Venera kokia, tai jinai visa nuoga su savo iškilumais. Ir Deivė Diana, tai jinai yra iš viso apsirengusi tokia nekaltutė, tai ir simbolizuoja jos tyrumą, tokią mergaitiškumą. Ir aš galvau, kad aš tai esu. Tai taip aš esu ir ta vienuoliška pusė, bet atrodo, kada nuėmiau tos visus sluoksnius, kur buvo mano baimės, kur man rakino kūną, baisu. Ir tada atsivėrė erdvės tokiai ir, ugniniai pusiai, kurios mums irgi reikia gyvenime. Aš irgi dabar jau moku ir pykti, ir pastovėti už save, kas buvo anksčiau, visiškai kitas kraštutinumas. Tai vat aš nesitikėjau, kad aš savyje turiu ir tą kitą dalį, tą karštą veržlę, kuri gali griauti ir kurti tuo pat metu. O iš darbo su moterimis, vis tiek, kaip čia pasakyti, dirbi, matai jų procesus, pasikeitimus. Ką dažniausiai moteris supranta per vėlai? Apie savo kūną, apie save? Žinok, nemanau, kad yra per vėlai. Tiesiog kiekviena kelionė yra skirtinga ir vieniems temos rezonuoja anksčiau, kitiems vėliau, tad nėra per vėlai. Visada yra dieviškiausias laikas toks, kada tavo kūnas norės, nes mes turime visi natūralius ciklus. Tai tarkim, jeigu kalbant apie vaiką, kuris yra neužspaustas, tai jau viską mes tą turėjome išgyventi harmoningai būdami vaikystėje, kada mūsų ten darželėje nieks negėdina, ten, kad negalima liesti, ar ten irgi aš ten mėgdavau vaikystėje išbėgti, ten, nežinau, be kelnaičių po pievą ir tada mane ten močiutė paskui bėgiodavo ten sustabdyti ir panašiai. Ir visi šitie momentai, kada mums vaikams neleidžia žaisti, tai mes tada jau, jeigu ateina tas periodas, ateina mokytojai, kažkokie tai įkvėpimai, vėliau vis tiek išlys kažkada tai. Arba mes juos užspausime ir mes užspausim visą savo kūrybinę energiją, arba mes tiesiog tą išgyvensime vėliau. Tai tas mane irgi šiek tiek pavėluotai, bet džiaugiuosi, kad atėjo, kitiems gali dar vėliau ateiti ir irgi viskas gerai, jeigu tenai jau senatvėje, tu pagalvoji, kad noriu atsiverti. Ir tada, jeigu ir tai bus paskutinė tavo gyvenimo diena, tu žinosi, kad tu įgyvendinai savo impulsą ir to gana. Kaip gražiai skamba iš tikrųjų, nes aš irgi galvoju, kad nėra per vėlai. Yra tada, kada tu jau būni pasiruošęs. Ir kai sako ten amžius ar kas, tai greičiausiai geriausias amžius yra dabar, kai ateina ta mintis. O kiek ten tam pase yra, tai didelio skirtumo nėra. O jeigu galėtum atsisėsti dabar šalia tos Dianos, kuris stovėjo savo kelio pradžioje, ką jai pasakytum? Pasakyčiau, kad aš esu šalia ir tau nėra ko bijoti. Ir kad kartais reikia paleisti gerą vardan dar geresnio. Tai jeigu tame, kur tau yra baisu, yra smalsumas, tai eik vardan to smalsumo. Reiškia, tenai tikrai yra dovana, pasitikėk. Nuostabus dalykas ir čia, man atrodo, daugam turėtų jisai rezonuoti ir tikti bet kurioj srity, bet kuriam gyvenimo etape, nes dažnai mes užsisukam mintys ir tose baimėse, kad mums čia baisu, čia gerai, kam čia mes kažkaip taip, čia toks įkvėpimas, kad jeigu bijai gerą paleisti, tai greičiausiai tavęs laukia dar geriau. Fantastika. O ką tu dabar žinai, ko nežinojai tada? Tai net nežinau, kad gali būti taip gerai, kol tu ir nenueini į priekį. Tai tu tiesiog nežinai, kad gali būti taip įdomu. Tai tiesiog tokios mintis, kad grįžti atgal nenorėčiau, nes labai įdomu, kas atsisluoksniuos dar į priekį. O kada pajutai, kad dabar gyveni savo tikrą, autentišką gyvenimą, o ne to, kurio tikisi iš tavęs kiti žmonės?
Na, tai tikriausiai tada tas pabudimas, kai mane supurtė ta krizė santykyje, tai tiesiog dar nesakau, kad aš tuo metu jau buvau pilnai savimi, nes dar buvo labai daug programų, bet įvyko tas pabudimas, vadinasi, kai nuliktis atrodo viskas kaip sapnas ir tu gyveni automatiškai ir tada akimirkai viskas, ką tu tikėjai, subyra ir tu iš naujo save statai. Va tada ir jaučiu, kad dalelytė po dalelytės aš gyvenau kaip aš. Jau sąmoningiau, jau pastebėjau, jau kontrolė buvo mano rankose, aš jau pradėjau kurti gyvenimą. Bet irgi netmetu, kad iki to aš buvau ne aš. Irgi tai yra mano dalis. Tai ir ją priimu. Tiesiog ateina pasikeitimai, ateina kitokie suvokimai per patirtis, per išgyvenimus ir būna tų momentų, kai galvoji, kad gyvenai kaip sapne, bet kai pažiūrė atgal, na vis tiek tai buvo tavo gyvenimas ir tavo pasirinkimai. O ką palinkėtų moteriams, kurios turi drąsių idėjų, bet nedrįsta, bijo jas įgyvendinti, bijo aplinkinių reakcijos, bijo gal net pačios savęs? Na, man asmeniškai iki šiol pasitarnavo irgi turėti aplinkui tokių moterų, kurios siekia savo tikslus, nes man visada, kad aš ir ypatingai matyti ne tas, kurios jau turi Instagrame ten milijoną sekėjų, bet tas, kurios yra šiek tiek laipteliu aukščiau už tave, tada tau tas tikslas atrodo realistiškesnis. Ir tu tada žinai, kad tu gali tą pasiekti, tas laiptelis yra žymiai mažesnis. Tai tiesiog apsupti save tomis moterimis, kurios tą turi, tą gyvena, ko tu pati sieki. O aš dabar dar truputėlį grįšiu prie tantrinių masažų, prie jogos be drabužių. Tai yra ne tik kūno praktikos, tai yra ir apie sveikatą yra. Dabar labai daug kurių edukacinio turinio yra apie sveikatą ir kad tai nėra vien susijęs su malonumu, tai yra susiję ir su moters sveikata bei vidiniais procesais moterų, kurie vyksta ir po to būtent sveikatos klausimais, net ne emociniais. Taip, tikrai. Ir jeigu mes turime sveikatą, tai mes turime viską. Vat, prisiminkite, kada būname nesveiki, tai tada taip ir liūdniau ir motyvacijos nėra daryti dalykų. Tai aš esu už gerą kraujotaką mūsų kūne ir mes ją galime rūpintis įvairiai ir sportu, ir vaikščiojimu, o taip pat ir net mesti ir malonumo, ar tai būtų su partneriu, su savimi ar kitais būdais. Aš tai dabar dar taip pabaigai pasakysiu, kad apskritai aš labai jaučiu kaip čia didelį darbą tavo, didelę tokią misiją svarbę visuomeniai, nes mūsų visuomenė vis dar yra vis dėlto uždara šituo klausimu ir apie tai arba labai į vieną pusę kalba, jau labai seksualizuoja viską, jau ten arba iš vis apsimeta, kad to nėra. Ir tokio viduriuko, tokio sveiko požiūrio į kūną, į kūno praktikas, į tai, kad galima būti nuogam, bet neseksualizuoti kūno ir tuo pačiu apie tą intimumą su partneriu, su savim, savęs priėmimo, tikrai yra per mažai kalbama, mano nuomonė. Ir per mažai dar žmonės apsišvietę šito klausimu yra, aš čia gal labai abstrakčiai kalbu, bet tai aš tavo šitoj misijoje, šitam tavo kely matau labai didelę prasmę. Ir labai tau dėkoju, kad pasidalinai, kad ne tik apie save, bet ir apie tai, kaip drąsiai rinktis, kaip nebijoti, galų gale kaip keisti kartais ir kaip pamesti gerą dėl dar geresnio. Labai patiko su tavimi pokalbis, labai tau ačiū už jį ir tikiuosi, kad tavo žinia pasieks kuo daugiau moterų ir vyrų to pačiu. Ačiū, Evelina, kad kartu bendradarbiauji, kad pakvietei dalintis šitą temą ir tu pati esi drąsi, kad ir savo publikai leisti prisiliesti prie šitos temos ir irgi jos neatmesti, tai tu irgi labai stipriai prisidedi, tai dėkoju. Tegul šitam pasauliu būna dar daugiau sveikų, laimingų žmonių. Dėkui tau labai.